Trys šalys 19 valandą rugpjūčio 23 dieną, kaip kad ir šiandien, sustojo į 650 km gyvą grandinę ir iškėlė rankas pasauliui, pasakė, mes norim būti laisvi. Tai tikrai, kas žino pasaulyje gražesnį kelią, tą Baltijos kelią, kada nebuvo nei mobilių telefonų, nei interneto ir 3 šalių, nebijodami nieko, žmonės gyva grandinė priminė, kad mes norim būti laisvi. Šiandien, kaip ir kiekvienais metais, mes švenčiam gandrines ir visada jos susideda iš 2 dalių. Vienos tokios rimtos, kur kažką tai minim, kaip ir šiandien, tą rugpjūčio 23. Ir nors gandrai skrido, mes juos irgi prisiminsim, palydėsim nors mintimis, kad jų kelias būtų smagus, lengvas ir kad jie laimingai grįžtų vėl į savo lizdus. O aš juos noriu sugrįžti nuo savo, kad neužgestų jų žvaigždė virš melsvo kelio, kad neužgestų jų žvaigždė virš melsvo
Apie jį trumpai papasakos mūsų Aldona. Ta popietė Liepa pasakė: ar tai ruduo? Oi, kaip arti. Nebuvo senai. Ne. Tad ir ruduo jai nedarganos, nešalnos, laukia į rudens, poilsio norėjo. Pirmoji sutiksiu pirmoji ir ėmė puoštis auksu. Suglumo, susimetė draugėn alksniukai. Dabar visai dar maži, šiųmečiai. Ir ruduo jiems pirmasis. Jie nesuprato, kodėl šalikelėje pageltonavę įsirikiavo klubosniai. Ir dabar šalikelėje pasirodė ir šermukšniai. Raudonais karoliais pasidabino, bet alksniukai nesuprato, kodėl ir kam. Staiga susirūpino Beržas. Paklok jam kilimas tauras, inkštą, aukso lapais atausta, patarė linguodamas viršūnę ąžuolas. Gal pasiliks, jam patiks, ilgėliau pasiliks, paviešės pas mus. Na ir iš tikrųjų su visais medžiais laukime ir mes auksinio rudenėlio. Pasibelsk į mano jausmus, net kai laimė visai netikėsiu, kai niūrus apsiniaukęs dangus, pranašoms nesiliaujantį lietų. Pasibelsk, pasibelsk į dainą, kurią rudenio lietus kartoja. Pasibelsk, kai už lango žiema, snaigių šokį sušokti vilioja. Pasibelsk į mano jausmus, kai širdies nuraminti negalėsiu, kai nakties tamsoje vienumoj į žvaigždes visą naktį žiūrėsiu. Pasibelsk, pasibelsk į dainą, kurią rudenio lietus kartoja. Pasibelsk, kai už lango žiema, snaigių šokį sušokti vilioja. Pasibelsk į mano jausmus, ryto saulė pavasario vėjų, o kai vasara žiedus išskleis, gal pajusi, kad meilė atėjo. Pasibelsk, pasibelsk į dainą, kurią rudenio lietus kartoja. Pasibelsk, kai už lango žiema, snaigių šokį sušokti vilioja. Pasibelsk, pasibelsk į dainą, kurią rudenio lietus kartoja. Pasibelsk, kai už lango žiema, snaigių šokį sušokti vilioja.
Vasaros suknelė, ūmai pradingo iš akių. Jau paukščiai ruošiasi į kelią, gamtoj, o ir širdininkų. Ir stovi medžiai nusiminę, rudenio vėjų barami, jau greit jų apdarai žalieji bus į purvyną sumesti. Ruduo taip savo valdžią rodo, ištarė vasarai gana, o mes ragaukim šermukšninį vyną ir nesiskųskime dale. Juk neišskrisime su gervėm ir gandrais, jie nepaskolins mums sparnų. Kartu su medžiais išstovėsim čia, Tėviškėje, prie namų. O dabar kviečiu mūsų seniūną, kuris visada sveikina tiek Gandrinių, tiek šitos tokios rimtos dienos proga. Jis tars keletą žodžių. Prašom, jauna. Ačiū, lakštinga Laidanutė, net norėjęs prie su mikrofonu pastovėti. Tik pastovėti. Taigi, mėlieji, malonu, kad prisimenam savo istoriją ir šiandien žinom tokią dieną, kada minime stalinizmo ir nacizmo aukas. O aukų mes turėjome daug. Taigi pradžiai norėčiau, kad prisimindami paminėtume tylos minutę. Ačiū. O po 50 metų vėlgi atsirado viltis, kada Pabaltijos šalys susivienijo į Baltijos kelią. O šiandien yra kelios šventės, taipogi ir Gandrinės. Prieš kelias dienas mūsų seniūnaitė Nijolė šventė gražų jubiliejų. Tai norėčiau ją pasveikinti, kviečiu Nijolę arčiau, mačiau yra kruopšti bendruomenės narė, dažnai būna švenčių rėmėjai abu su Vaidantu. Linkime visi tam sveikatos, energijos ir kad būtum tokia jauna, graži ir mums visiems reikalinga. Kadangi išrinko seniūnaitę, tai suprantama, kad tavim pasitikė visi, ypatingai aš. Ačiū Nijolė ir atnešiu gėlę. Ačiū tau, Nijolė, kad esi, sėkmės ir sveikatos. Ačiū. Ir antra proga, ypatinga proga. Po kelių dienų mūsų darbštusis operatorius, kaip vadinti, režisierius, dokumentalistas ir metraštininkas Eugenijus taip pat švęs jubiliejų. Taigi šiandien irgi yra proga pasveikinti, nes po kelių dienų mes jo nepamatysim, išskris kaip gandras. Labai netikėta, bet sako, jeigu dar kelios dienos liko, tai galima švęsti ir tas dienas,
Ir po to dar savaitę, arba 2. Jau galima, manau, jubiliejinius metus pradėti švęsti. Dabar taip įprasta. Taigi, Eugenijau, labai esam dėkingi, kiek čia seniūnų būna, tai visose šventėse įamžina viską, kas gero ir kas negero. Taigi, Eugenijau, ką noriu papirkti, nes būna ir akimirkų negražių gal kartais. Tai ačiū, kad universitetuoja. Atsiprašau, kad nėra buvę negero, man atrodo. O, sakykit, ar buvo kas nors? Pas Eugenijau nieko negero nebūna. Reiškia, tikras kaip operatorius ir režisierius. Ir Eugenijau norėčiau, dabar, ką tik kalbėjom su juo, dabar sako, labai lengva aparatūra yra. Tokia lengva, kilnoji, sako, anksčiau tai būdavo tokios aparatūros sunkios, vos paneši. Tai aš norėčiau, kad jis prisimintų tuos laikus ir jam įteikti dovaną, atneš varykime tą tokią daunelę. Jėzau, nepakelsiu. Ne, geriau aš mikrofoną palaikysiu. Kaip čia dabar? Kaip čia dabar? Paskui sugadinsiu, žinokit, o. Vyriškai rūmės geriama dovana. Tokį aparatą Eugenijus, kai buvo jaunesnis, nešiodavo tako. Nu ir kaip? Tiek metų nešiodavo. Dabar visai gerai. Ir kitą galima padaryti kelis keturis gal, mes paskui. Gerai, dabar įamžinkit mūsų slopimo aparatai. Aš šitą palaikysiu. Tai su jau galima nufotografuoti. Gerai. Nu kaip, tinka aparatūra? Nu, gerai, aparatūra. Reiks pabandyti dabar su jo vaikščius. Tai dėkojam Eugenijui už visą, ką yra padaręs mūsų Linkmenų kraštui. Gero, tikrai daug yra filmuotos medžiagos ir manau, išeis į vieną ilgą 4 dienų filmą. Taip? Taigi yra YouTube, pažiūrėkit, ten yra ne 4 neperžiūrėsit. Taigi, ačiū Eugenijau, geros sveikatos ir ilgai dar mus filmuoti. Eugenijus tikriausiai puikiai žino, kad dvi seniūnijos, du padaliniai, kurie turi tokį žmogų, kuriuo didžiuojas, džiaugias jo darbais, kuriais jis tikrai nuoširdžiai dalinasi. Todėl mes su Danute sveikinam Eugenijų su jubiliejiniu gimtadieniu ir norim palinkėti, kad tikrai tos šviesos akys visada matytų tik tai grožį, kad jis visada ateitų pas mus, kad jisai šitaip dalintųsi su mumis. Mes tikrai džiaugiamės kiekvienu jo įrašytų darbo, pasidalintų su mumis. Ir mes norim įteikti, sako, kad Linkmenys buvo drobių kraštas, todėl ten ant drobės išausta, kad mes sveikiname. O šiaip Ignalinos kultūros centras dovanoja smulkmenų, sako, kavos podeliai, užrašų knygutė, ar dar ką nors. Vienu žodžiu, būkit laimingas, o gėlės jums dovanoja mūsų Limino Medelino Angūna su Daiva. Tai aš irgi norėjau tarti keletą žodžių, kadangi tai dažnas svečias labai ir mūsų šventėse yra filmuojama tikrai nepailstantis. Sako, atvažiuoja žmogus, sako, dėmesio mažai skiriam. Tai sako, kur čia jį pagausi? Tai vienam kampe, tai kitam kampe, tai vat viena aparatūra, tai kita aparatūra. Dabar, kaip sakau, aš vat tai jau vieną savo aparatūrą nusimečiau kardioną, kadangi gyvenimas privertė, negaliu tampyti. Tai prie lengvesnės priejau, o mūsų operatoriui, tai žinot, nu jau tokį gerą nešiojamą daiktą padovanojo, kad labai jau sunkus, kai pasižiūriu, baisu čia tokį ranką klausėdėti. Nieko nebus lanksteliau. Ar kaip masažas veiks? Mums galima padėti kažkur į muziejų. Yra kino muziejus Vilniuje. Į muziejų, taip. Tad gyvuokit ilgiausius metus. Ačiū.
te laimės, stiprybės, veikatos, visat jų pribus. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū kančios kraštos paspindalai, Danutai. Ačiū Eugenijau dar kartą, nuoširdžiai. Mergaitės gandrinių dienoj eidavo į laukus, jau nušienautus laukus ir žiūrėdavo įsikasę duobutę, kas į jį paklius. Jei voreliais, tai bagotas, jaunikis nusmata, a jeigu tenai kokia varlė, ar dar kas, netgi sako skruzdėlė būrė tai, kad už biednioko ištekėsi. Taigi, o pas mus šiemet į gandrinės atskrido tikrai neeilinis dainininkas, tikrai visiems žinomas Mindaugas. Kviečiam jį. Jo ilgas kelias tegu atsiperka mūsų plojimais. Ačiū Minai. Čia jums. Pradėsim nuo naujos niekam nežinomos dainos. Pirmą kartą dainuoju labai jaudinusi, tikrai reikės jūsų palaikymo. Galim pradėti nuo plojimo. Kaip man reikia? Labai viskas gerai, skamba puiku. Mes nebeveik klojau, nors būtvinsi ir dienų nereikės išeinu. Eina šito ašara, tamsoj klajoja, nereikės atsimas, jei išnyks. Ir visų pirma tikrinu, ar žinoti, kieno koncertą atėjo. Nors kad žinotų, jas tikėt nemoga, taip ir aš galiu. Akis nemeluoja, tau sakau, jei norėtum iš tiesų, nors kad tikėtum, jas tikėt nemoga, taip ir aš galiu. Neblogai, bet dar ne tas. Negalim niekaip užskaityti, dabar pakartosime. Repeticija jau įvyko. Iš manęs stulbelis iš jūsų prietaikis. Nepamirškit, kad kelionė siunčia vietnai Ignalinos kultūros centroje. Naktis trunka vis ilgiau, tik nežinau, ką jos atneš. Man sunku, bet atras. Linkmenų choras, dabar. Šaunuoliai, bet taip yra gražu, taip yra gyvas, tikras koncertas. Gerai, tai Mino ir Linkmenų šokių kolektyvas, nors ir nedidelis, tai šita legendinė daina. Šiandien pasisekė laimėti milijoną. Kažkas šiandieną skėsi po šiek daug naktų. Choreografija, kad būtų vienodai viskas. Kažkas ir vėl bučiuotis į Veroną. Ten, kur Romeo ir Džiuljeta bus visada kartu. Kažkur vis keli melodijos lėktuvai. Ar šiaip nereikėtai nuskas važiavo traukiniai.
Ir gal tik dėl to du žmonės susitiks jau kartais būna. Istorijų gražių, kurios prasideda keistai. O salė mums pritarė, aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškė. Aš turiu mergaitę kęsčiom akim. Aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškė. Aš turiu mergaitę, nuostabią mergaitę. Mylinčią mergaitę, kuri kvepia manimi. Paskutiniame aukšte, degė šviesa iki pat ryto. Ir žmonės nesiskirstys, kol ateis diena. O kosminiai stotinių žinių vėl iš pasaulio kito. Ir gal kaip tik dėl to kažkas nuspręs, atėjo pabaiga. Bet tokiai, aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškė. Aš turiu mergaitę, kęsčiom akim. Aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškė. Aš turiu mergaitę, nuostabią mergaitę. Mylinčią mergaitę, kuri kvepia manimi. Laiko manimo, kas gerai klaus, kam nereikės už koncertą mokėti šį vakarą. Nuostabią mergaitę, kuri kvepia manimi. Aš esu ištekna, kur gyvenu čia ir dabar. Aš esu ištekna, kur žmonės gali šaltą kapą. Aš esu ištekna, kur jis kaldo Al Capone. Aš esu juk tu žinai, iš nuostabios šalies svajonių suėmėda. Mama, mama Italija, mama, mama mafija, mama, mama Sicilija, mama, oh mama no. Mama, mama Italija, mama, mama mafija, mama, mama Sicilija. Mama, oh mama no, caiu voz. Quando eu vi o vizinho que de programa solíssimo. As comunicações vai de nós. Mama, mama Itália. Mama, mama mafia. Mama, mama Sicília. Mama, oh mama no. Mama, mama Itália. Mama, mama mafia. Mama, mama Sicília. Mama, oh mama no. Mama. Grazie, visai neblogai, visai neblogai. Yra tokios visiems priimtinos dainos, visiems žinomos dainos, labai gražus Pauliaus Stalionio tekstas, paskolino, mes aišku pagal savęs truputėlį dar pasitvarkėm fonogramą, bet tikiuosi su jumis kartu. Patikrinsiu, ar mokat senas geras popsovas lietuviškas dainas.
pražydo, vienas paukštelis pragydo, o mano meilė toli, toli. Ką tu gėlelę svajoji, kur jau paukštelį lakioji, žinot, ką daryti teisingai, o tu meluoji tyliai, tyliai. Как вокалы персилка, ожидаю saulę, į tą pirmąją kelią, kai pirmąją meilę, šitą vasarą bėgą, išmatytų šaukiuose, atnešiu brangioji žemę, atnešiu patrokšti, apie ką svajoji. Visas vaikelis užbėgo, tik žalas rytas paliko, o tu brangioji bėgi, bėgi. Ašaros byra šluosto, visas ašaras šluosto, tavo svajonės slepi, išbandymas, įveikim iki galo. Aš atnešiu saulę, į tą pirmąją kelią, kai pirmąją meilę, šitą vasarą bėgą. Tuoj, pirmą turiu giesmę, frazę iki galo. Tau atnešiu brangioji, tau atnešiu patrokštį, apie ką svajoji. Buvo vasara jūra ir saulė, kol smėliukas apėdė kojos, tas laimingas užburtas pasaulis, man atrodė paskendė žieduos. O mes laimingi kaip vaikai, prie jūros krykštom ilgai, degė žemė karštais spinduliais, man atrodė to nieks nepakeis. Dar nepriedainis neskubėti. O žviliodas ir saulės ir vėjo, mūsų tėvas ir dantys žydėjo, likutėlė ir pasakutėja, tu į pajūrį vėl sugrįžai. Savo nuostabio dienos, legendo visabinėtų, Krantas mėnesių pildos tvirtovės, rodys saugos meilę ilgai sugrįžta. O dar saulėtam pajūry, pradėjo laimės dienos svaigios. Nenori aš ir tu meni, tik gaila išsiskirti laikas. O tu sugriovai tas pilis, tik mažavai tau mergaitė. Man pasakyk sudie brangus, manos mūsų meilė baigės. Labai gerai, apšėdėmas kurie įkūrė iš vienos pusės į kitą, kurie prisidėjo savo dailinavimu, įsijungė į mūsų šventę. Liuks labai gerai. Gerai, tai šaukit, kas norit pakilti, kas norit ant kėdžių. Tu palam, neskubėkite, bet jos lietaus įspaudos tada. Tik tai meilės lietus, namo neįstatys, bet plauna jis, kaip čia širdis. Šals ir mes gatvėje, panaikęs nežinai, mums neišvisos statė, vis tokiai valdybati, mūsų juokai gilės kaitės, atkartos toli toli. Šoks ir mes grėsia, panaikęs liepinį, ir prašau šoka.
Иду бегаю, как скачать, как раз. Я по дороге иду, автомобиль манас. Ищи нету я, а вот туда жду. Туда бегай, он стоит далеко. Шаг себе раскат, и оформляй светами. Мозги смещу сотни значит, и что время не возьми. Живет, как и знает, да закатом стоит болей. Шаг себе сердце, оформляй светами. Шаг себе раскат, и оформляй светами. Мозги смещу сотни значит, и что время не возьми. Живет, как и знает, да закатом стоит болей. Шаг себе сердце, оформляй светами. Шановні, я дійшов з інтернету, далі я налік своєї активі. Вот. И что концерт дали? Ваши воскудили, а после мусу здоровой, когда мне везде дети. Все эти все, куря в круга, коя, клубу. И сюда, и жара со звонка. Добрый хлеб я, голоден на нем жьяз. Воскуе кричу, и вместе цвету огнем. Прямо бронзу саму, а распали свету. И жмечи газ. Я пронялся в другу, и вино, я стервел, как огнем. Сырка, Акария, Саньон, Шамай, ну ему без, Дило мешкас, дило камней, а ты моя? Акария, Саньон, Шамай, ну ему без, Дило мешкас, дило камней, я чую симка, я скричу от земли иду, на сегодня луга, он тоня сорву, ты его как а чуде, ровно стану. И кричу, давай, это прямая, на коре. Прошали, и не видишь улыбаться спокойно. Смотришь, и паскудника, где висит ее скрипа никме. Вакария.
Nurimo bėgas, nurimo miškas. Rai, labai gerai, užteksim laiko. Labai gerai, čia buvo gerai. Yeah! Šaunuoliai, turėsim tikrai ką prisiminti. Viena iš mano autorinių dainų, jos pavadinimas Vieną kartą. Ir tu gali sakyt nebūna, ir tu gali sakyt nedaug. Bet jei drugiai tavo kūne, tai ilgesys iki dangos. Ir tu gali sakyt nelauki, nemoki, nesupranti. Bet vieną dieną apsikausi į akį. Vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime gali atsitikti laimė. Vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime gali atsitikti laimė. Į tavo išvaikystės sodų ir iki saulės spindulių. Aš nežinau, bet man atrodo, kad tai gražiausia, ką turiu. O tu gali sakyt nelauki, ten atsispirti negali. Neatrasti keliai šaukia. Ar girdi, kas nori prisijungti, nors tekstas paprastas vieną kartą. Vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime gali atsitikti laimė. Vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime gali atsitikti laimė. Gerai, gerai, rodykit širdis, sudėsim visą širdis į vaizdo filmą. Vieną kartą, ar žinot, gyvenime būna antrą kartą. Man draugai pasako, pas kitus buvo trečią kartą. Gali atsitikti. Vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime, vieną kartą tau gyvenime gali atsitikti laimė. Gali atsitikti meilė. Aš labai ilgai tavęs pasiilgau, mano naktys tavęs jau prailgo. Nežinau, bet jau visai neužilgo susiteiksi abu. Aš labai tavęs pasiilgau, negi ašaros eis man sudilgo. Aš žinau, bet jau visai neužilgo susiteiksi abu. Ar gimė, aš žinai, kaip mane vadinai. Gal į tu tai jauti, gal į ko tau širdį ir nedaug, reikia man, reikia tau, tik tai tavo akių, tik tai mano delnų. Aš labai tavęs
pasiilgo, mano naktys metas jau prailgo, nežinokit jau visai neužilgo, susitiksi, amor. Aš labai kas pasiilgo, net į ašarus akis man supildo. Aš žinau, kad jau visai neužilgo, susitiksi, amor. Labai gerai, ačiū Jums. Už tokį smagų įsijungimą, už tokį koncertą. Kada nors dar susitiksime, kai pasiliksime vėl. Vieni kitų galbūt tai jau lauką sukviesime ir aplinkinius miestelius, kaimelius. Paskutinį kartą. Aš labai kas pasiilgo, mano naktys metas jau prailgo, nežinau, kad jau visai neužilgo, susitiksi, amor. Aš labai kas pasiilgo, net į ašarus akis man supildo. Aš žinau, kad jau visai neužilgo, susitiksi, amor. Garso operatorių, dar darysim tą aukštumos. Gerai. Ačiū. Tai šokam gal paskutinį kartą. Tavo akis, kaip žvakė šviečia naktyje. Bet palauk, neskubėk, ateik pas mane. Ir sakau, mano miela, aš tau siela, tau ani nusiūga, neparduosiu tau, tik tau, už vieną naktį. O tu nebeik, kaip gedutė, būdė, ir aš labai bijau tavęs netekti. Yes, judesys. Pastu ir negražuoli, bet myliu aš tave. Nors kojytės tavo maž, ateiki pas mane. Ir sudosi mums kunigu šokio sukūrį. Ir dabar supratau, kad nieko neturi. Ir sakau, mano miela, aš tau siela, tau ani nusiūga, neparduosiu tau, tik tau, už vieną naktį. O tu nebeik, kaip gedutė, būdė, ir aš labai bijau tavęs netekti. Šaunuoliai, ir ką? Aš sakau, mano miela, aš tau siela, tau ani nusiūga, neparduosiu tau, tik tau, už vieną naktį. O tu nebeik, kaip gedutė, būdė, ir aš labai bijau tavęs netekti. Labai gerai, šaunuoliai, pasiplojam patys savo už. Pusė liūdnos šventės, pusė linksmos šventės, nes gyvenimas tęsiasi ir reikia linksmintis. Visiems sveikatos, visiems ilgų gyvenimo metų, iki kitų susitikimų. Grazie, ačiū. Tikrai gal reikia mikrofono. Ačiū Mino, kad jisai čia atvažiavo. Labai esu dėkinga mūsų direktoriai,
kad jinai pagaliau suprato, kad kaimas irgi gali nors vieną kartą per metus turėti atlikėją, kuris aktyviai dalyvautų. O mūsų čia netoli gyvenanti Ramutė sakė, kad tik gražiam vyrui gražios gėlės. Ramutė paplojam. Nuo kultūros centro menkutė dovanėlė ir rėmėjų. Turim ir daugiau padėkų. Jeigu kažkas man padės palaikyti mikrofoną. Oi, ačiū. Mindaugai, esi šaunuolis. Danute, kaip kolegė sakau didelį ačiū už atvažiavimą. Papana ir nuo manęs ir nuo kultūros centro. Ačiū. Aldonai, kad daugiau rašytų. Tai ten tokia ir dovanėlė nuo kultūros centro. Juozai, kur tu? Ačiū. Ir pačiai pabaigai. Jeigu rytoj pačioj Baltramiejaus dienoj pasakys ta, būsilę, paimk mano piktą lygą ir nunešk ją į klampes balas ir gilius raistus ant sausų medžių, į tuščias vietas, kur nei žmonės, nei gyvuliai nenueina, tenai ją nunešk ir amžiams palik. Turiu šituos žodžius, kas norės pasidalinsiu. Žinokit, visiems sveikatos, su išskridusiais gandrais. Tikiuosi, kad jų pavasarį sulauksim, o kitais metais vėl išlydėsim. Tegu mūsų